Nesiparinu. Aš Zaza grįžau į šį miestą. Grįžau ir, kaip sakant, iš po sunkaus darbo mane buvo įkalinę pats mafijos bosas Skorpionas. Įdarbino mane į kokaino laukus. Aš dirbau sunkiai, bet aš supratau, kur aš turiu būti. Aš turiu būti čia, Forum Drive. Forum Drive princas grįžo į miestą, padaryti tvarkos, įvesti biškį disciplinos, įvesti baimės visiems mieste, kurie savo galinių durų nesaugo galimai. Visada laukia svečių. Taip, kurie visada laukia svečių. Aš į svečius neužeinu, aš eksterminuoju priešą, taip pasakysiu. Eliminuoju. O tai gal jau Visus. turit kažką tai nusižiūrėjęs? Taip, pats pagrindinis, galų varomas žmogus yra erelis šiame mieste. Pats pagrindinis kenksmintojas, kenksmingas vabalas, tarakonas, kurį reikia kuo greičiau išpurkšti, iššaudyti ir pristatyti su juodu maišu ant galvos į Los Santoso cemeterį. Morgą. Jisai šiaip girdėjom, jisai norėjo irgi tokį pat pareiškimą padaryti, kad jisai grįžta į miestą, ką apie tai manot? Jisai gal ir grįžta į miestą, bet aš jau valdau miestą, kol jisai sugrįžta į miestą. Tai gal jam kažkokią asmeninę žinutę norit perduoti? Taip, norėčiau. Galima? Žinoma. Romualdai, tu nori nuo savęs kažką pasakyti? Žinoma. Pradėkite. Man pradėti? Taip. Taip, ereli. Gaidysiu sparnais. Tu sakai, nori grįžti į miestelį, pradėti valdyti teritoriją savo jo, bet tu supranti, kad tu žengsi žingsnius į svetimus daržus, kur jau yra viskas susėklinta. Žinai, kokią rūstybę tu gali užsitarnauti nuo kitų? Tu, blėt, nupėpėlį, Ibanas. Mano sūnui grasini dėl pinigų jo. Tu žinai, blėt, kiek manęs laiko čia nebuvo, kiek aš reanimacijai buvau 5 mėnesius, na. Tu žinai pas mane, kiek šovinių užtaisyta yra per 5 mėnesius. Pas mane ne vienas bundas bus praskėstas, tu supranti? Tu žinai, kiek mano tėvas kaupia savo tą sėklą 5 mėnesius, kad tau sušerti į kaktą. Ką, tu žinai, realiai. Pas mane skunkė skraido tiesiai, tu supranti? Aš esu dar parašęs jam gabalą, bet kuris išeis kitą savaitę. Jam skirtas gabalas, repo, grįžo Zaza, su visais galais, su visko, all inclusive bus padaryta čia. Aš jam perdodu žinutę, kad jisai ruoštų savo subinę bahūram, kurie nori jo subinės, aš jiems ją pristatysiu asmeniškai ant lėkštutės. Nes jisai yra zonui prisišykęs, man iki manęs daėjo gandai, kad jisai tenais ir taip muilą kilnojo. O žino saviškius, žodžiu, stripakas buvo iš jo nukeltas. Žodžiu, realiai laikykis tu ten, tavęs laukia. Pas tave bundas bus praskėstas, tu supranti? Visais galais ir manamais. Va tai bus, va tai, skėdžiamos bundelės tavo. Aš va tokiais judesiais Zazai pasaulį atnešiu. Žmonos bundas skėsdamas. Taip aš tave iš gyvenimo išnešiu, supranti? Va tai bus padėliota realiui ir jo šunims. Taip, mano tėtis, Romualdas Kiaulinis, sugrįžo į miestą. Aš taip džiaugiuosi, kad mano tėtis sugrįžo. Dabar aš jaučiuosi euforijai, aš esu pilnavertis žmogus, pagaliau mano tėvas grįžo. Mes dabar galėsime veikti
įvairias veiklas, ko nenuveikėme vaikystėje. Pavyzdžiui, žvejyba, išmokins mane žvejoti pagaliau. Prieš Jo. cibankus išmokins irgi. Nulaužti transporto priemonės, efektyviai pabėgti nuo policijos. Viskas kaip priklauso tėvui. Apie ūkį ir bites. Taip, išmokins paimti karvį už spienio, patręšti žemę. Taip, tėti. Būtinai visados. Ką dar Suprantat? išmokinsi? Erelis, nu jis nėra niekada turėjęs tėvas, suprantat? Zaza visados bus pranašume prieš Erelį, nes jo tėvas yra šalia. Aš, Romaldas Kiaulynis. Tėti, o dviračių išmokinsi, važiuoti mane išmokinsi. Žinoma, visados. Aš myliu Ameriką ir savo tėvą. Tikrai. The land of the great. The land of the great, the great daddy Many of the opportunities. American USA, the best in the world. Tikrai, nuo dušių sakau. Jeigu dar sugrįžtų mano brolis Rachis ir dar vienas mano brolis Algis, aš būčiau tikrai 9 dangui. Ir dar tavo kitas brolis Kęstutis. Brolis Kestas, Mano Patėvis antras mano. sūnus. mano patėvis Kestas ir mano pusbrolis Tarzanas. Va tada tai saugokitės visuomenė. O tai Tarzanas vėl atsisėdo į kalėjimą ar kaip? Ar Jis tiesiog išvyko? niekada neišėjo. Tik liktai buvo išėjęs, ne? Tarzanas išėjo, bet sugrįžo į blogas rankas. Mes jį ištrauksime. Taip, dabar galime pareiškimą pateikti. Žinoma. Taip, Romaldai, tu norėtum, ar aš tave pristatau ir tada tu. Pristatyk. Gerai. Taip, tada Romualdas, mano tėtis, pats geriausias, pats įžymiausias miesto tėvas, norėtų susirasti kažkokią tais moteraitę, gali būti ir Tailando asmenybė kažkokia tai, kad palauk, aš pristatysiu. Galėtų, kad padaryti tokį sloppy toppy. Ką reiškia sloppy toppy visų pirma? Sloppy toppy reiškia, kad jūs ateinate kaip moters lyties atstovė ir numanote mano tėčiui kelnes ir padarote tokį lengvą išvalymą, pravalymą ir visų nuodėmių išpirkimą, galbūt taip pagal Bibliją pasakyti. Ir bibliškai pasakysiu, kad reikėtų nuodėmės išvalyti iš jo apatinės kūno dalis. Iš apatinės šaliką. Jo, tai aš perduodu žodį dabar tėčiui savo, gal jis kažką pasakys dar. Taip, sveikos visos panelės Los Santose. Aš esu Romka Kiaulynis, kaip mano sūnus mane ir pristatė. Kaip ir prieš tai minėjome, pas mane yra labai daug šovinių užtaisyta, spunkės, taip sakant. Pas mane kapišonas ilgą laiką nėra valytas, taip sakant. Ypač po šių 5 mėnesių reabilitacinio. Tikrai reikėtų moteriškos lyties atstovės, taip sakant, liežuviuką. Bent jau kažkuriam tai ilgesniam laikotarpiui. Kad nebūtų klausimų, kodėl, kaip, kada. Jeigu visados paprašau dėl sloppy toppy. Kad dinozaurai riaumotų. Kad visos jūros galėtų banginių riaumojimus. Sloppy toppy metu. Lapės dinozauriukas, taip? Taip. Šlapiausias dinozauras. Visatoje. Tarp visų dinozaurų. Ir kad būtų pageidautina prieš 6 milijardus metų atsiradus tokiai moteriai, kad jinai atvyktų čia. Ir o zalūpinė varškė turėtų būti visai O išvalyta. yra kažkokių dingus. reikalavimų tai moteriai, jūs išrinktai? Reikalavimai būtų tokie, kad man niekada manęs neklausinėtų, žinai. Tu trim kas, akim, kodėl? kad būtų. Jo. Žinai, man vis tiek yra daug metų, 46.
antrą vaiką, tai tiksliau trečią vaiką, jau nebenoriu. Tu ir žinai su tą mintim susitaikyti. Tarp bundžių bus nardama, bet visada ištraukiama. Kablys niekada nebus pačiuptas. Taip, ir vat, noriu priminti, kad dar tema buvo striptizo klubas. Ir girdėjau, Erelis nori kažkaip prisipysti prie striptizo klubo, bet aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad aš viską esu pardavęs, visas akcijas, aš ne prie ko, aš nieko nesprogdinau, aš nieko nedeginau, aš ne teroristas, jeigu aiškinasi su teisėsauga, manęs čia nereikia kištis tos reikalus, aš ne prie ko, bet atpildas bus tikrai už tos visus pareiškimus ir visus užgauliojimus į mano pusę. Iš karto noriu pasakyti, kad jeigu rūpinasi policija, kaip jis mėgsta skūstis mentam, už jis įbanas. Ir tegu samdosi apsaugą, nes aš nesislapstau. Didžiausiasis miesto plėšikas, ponas Amerika. Ponas Amerika yra dar iki šiol nepagautas. Ponas Amerika yra mano pusbrolis. Bet jūs mentai, jūs nepagausite jo, kad ir kaip stengtumėtės. Ponas Amerika yra nepagaunamas tiesiog. Jisai galimai vairuoja BMW automobilį, nes BMW yra geriausias automobilis pasaulyje. Kličkia Halkas. Taip, Halkas, žalias BMW, kol kas. Buvo auksinis, dabar žalias. Mentai duhai, vairuoti nemokat, nereikia jums ir gaudyti tada. Tada yra dar amerikietiška svajonė, tai apiplėšti viską apiplėšti. Pradedant Tai nuo per vieną dieną? parduotuvės. Taip, per vieną dieną padaryti visus apiplėšimus. Pradedant nuo parduotuvės ir baigiant kazino. Kazino pats didžiausias apiplėšimas, kurį galima padaryti. Ar tai pavyks? Na, tik laikas parodys. Jėzus Kristus mane atvedė šį kelią nuostabų. Aš noriu padėkoti Jėzui Kristui už šį kelią ir kad man pagaliau sugrąžino mano tėtį, Romualdą Kiaulinį. Jėzus Kristus tikrai išgelbėtojas didysis. Jeigu aš mirsiu kažkada, aš noriu patekti į Jėzus Kristus rankas, kad jis mane priimtų kaip jo naujagimį, kaip vat ką tik išperėta Zaza Bomboklat, kaip nekaltą berniuką, kuris norėjo gero šiam pasaulyje, bet atsitiko taip, kad Los Santoso miestas jį sugadino. Ar norėtų dar kažką Romualdas Kiaulinis pridėti prie Jėzaus Kristaus? Jis irgi tikintis yra iš karo grįžęs ką tik. Jėzus Kristus is my guy. Vieną tikriausiai- kartą šį. Tai tikriausiai dažnai išpažinties einat. Senukai aš buvau. Matot, aš viską darau Jėzus vardu. Man išpažinties nereikia, nes aš nedarau nuodėmių. Aš viską darau, ką jis man sako. Viskas yra by the Bible, kaip sakant. In the land of the free, the America. God is blessed. God is blessed. God is good, God is blessed. God can take and give. Like my homie Big Smoke, you know? Like it says in the book. Žinot? Žinot jūs ar nežinot? Nu, gal galite patikslinti tada? Na, Romualdai patikslinkit, kaip ten sako in the book. In the book it says, all friends are family, but not all family are friends. Some are chigon, some are gandon. Your friend can be your worst enemy. If you know, Or you your- know.
or your best homie. Always turn your other cheek when the other cheek is hurting. Jo, like it says in the book, we are blessed and cursed. Žinai, mes esame palaiminti ir prakeikti. O tai vat Gerbiama. vat išversiu. Na, aš Na, manau, gal dar kažką pridėt turit? pridėti. Po tokių žodžių, aišku, čia labai sunku kažką pridėti. Sunku Labai tikrai jautru. pridėti, aš vat ilgiausi labiausiai savo brolio Rachito, kuris yra jau senai išvykęs ant savo kilimo. Aš tikiuosi, jisai sugrįš, nes jisai vienas pagrindinių yra žmonių, su kuriais aš užaugau vaikystėje, jaunystėje. Kartu jodinėjom ant kiaulių. Buvo tikrai geras laikas. Ar sutinki tėti tu su manim? Taip, geriausi laikai. Kaip pasakytų šventoji knyga, kai kurie dalykai, tie patys dalykai priverčia mus juoktis, priverčia mus verkti. Preach. Papa bless. Holy Bible. 23 sezonas. Forum drive'as tęsiasi. Forum drive'as gyvuoja. Tėti, kaip gerai, kad tu esi su manim dabar, šioje Aš iš akimirkoje. tikrųjų džiugiuosi, kad aš tavo motiną išpisau tą naktį. Žinai, aš vat tau pasakysiu, taip. Kai kurie nevertina iki kol nepraranda, aš vertinu, kad tu esi su manim dabar šalia. Taip, jeigu aš vieną dieną sugalvočiau dingti, mirčiau, taip sakant. Jeigu tu numirsi, Žinok, kad aš visada pochui. žiūrėsiu tau per petį. taip, Varnas pavydalė. tu mano varna būsi, mano kelrodis Europos hitų pasaulyje. European Hits Radio. Los Taip, Santos. tu būsi kelrodis. Kas? Kelrodis. Kelrodis. Išmikštėta dangų. Mhm. Viskas. Norėčiau dar Daugiau- pridurti, kad realis yra Pitušara, Gaidys. klizmos atstovas, Galinio įėjimo sergėtojas. prostatos ėmėjas, Kiaulių jodinėtojas. nuskunkęs Svečių laukiantis avyganis. ir galiausiai tėvo neturintis padliūga. Teisingai. O be realio dar kažkam tai kažką perduot turit? Norėčiau perduoti dar linkėjimus Ananasui, kas šiandieną mus išgelbėjo. Ir norėčiau perduoti, kad realis Norėčiau taip pat pridurti dar dėl slopi-topi panelių ieškotojų. Norėčiau, kad man ta laimingoji panelė, kuris surastų kelią link manęs, man leistų jai sutepti rūdudų, kad aš panorėsiu. Ir nebūtų, kaip ir prieš tai minėjau, jokių klausimų testom. Ir prie to paties dar noriu pridurti, kad mes, kai įsinuomosim būtą sutepimui, ar tai slopi-topi, kad būtų du atskiri kambariai. Kitaip nieko nebus. Taip, svarbiausia, du atskiri kambariai būtų, kad viens kitam į lovą neateitų naktį, kad du atskiri kambariai būtų. Taip, teisingai. Savo erdvės norit. Taip, savo erdvės mes norim. Vienas kambarys jam, kitas kambarys jai. Taip. Tikrai Nes niekas žinot, vis ten tiek du nevaikščios. kambariai jau, nesvarbu, kad gali, žinai, iš tą kambarį jau ateiti, ar tai, tarkim, ar tai aš, ar tai jinai, bet žinai, jau kai du atskiri kambariai jau, nieko blogo nebegali nutikti. Tikrai taip. Perėjimas yra tik per Jėzų.
Gal Tik Jėzus Kristus. Jėzus Kristus. Jėzus Kristus amžinai viskas. Amžinai. Jėzus Kristus. Visada My guy. Jėzus išgelbės. My guy. Izamai Dar gai. kažką pridėsit? Aš iš savo pusės ne. Aš iš savo pusės dar norėčiau perduoti linkėjimus savo geriausiam draugui visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą man geriausias mano draugas. Laureks. Laureks. Jo tarp mūsų jau nebėra. Kas toksai? Nu. Laureks. Laureks? Jo tarp mūsų jau nebėra. Paskutinį kartą aš jį mačiau prieš kokius 2 metus, kai mes lenktyniavom ir jisai įsirėžė į vieną iš gyvenamų namų. Gaila, kad jo nebėra tarp mūsų. Deja, jo kelias baigėsi lenktynių trasoj. Ir dar noriu priminti, kad aš esu pats geriausias lenktynininkas mieste. Jeigu kažkas nori mesti man iššūkį, visada prašom. Galime iš pinigų, galime iš moterų, iš ko norit. Na ir iš manęs tiek, Forum Drive for Life, Forum Drive'as gyvas, buvo, visada bus. Jeigu yra klausimų, atvažiuokit, paspręsim, padėliosim, padarysim išvadas arba prapūsim jumis. Na, tada ačiū už interviu, už tokį jautrų. Taip, Ganėtinai. nėra už ką.